Šešta generacija jau Lietuvoje. Padarėme trumpą pristatymą su Šauliu Darium. Esam Bolit parduotuvėje, mano rankose visiškai naujutėlis šeštos generacijos pistoletas ir kiekvieną mes apžvelgsime atskirai. Glock pagaliau išklausė Šaulių skundus ir gamykliškai padarė keletą patobulinimų. Atsisakyta senojo išlenkto liežuvėlio, dabar spausti nuleistuką daug patogiau šeštos generacijos ir penktos generacijos. Akivaizdžiai skiriasi. Manau, žymus pliusas yra prailginimas nugarėlės dėl patogesnio paėmimo, nes kartais būna spyna įbrėžia ranką, kurie paima aukštesnį laikymą turi, arba didesnę plaštaką. Būdavo kartais sužalojimo atsitraukiant spynai vaikščiant. Čia penktos generacijos ir palinkit šeštos. Vat ir skir čia ranka saugota nuo spynos vaikščiojimo. Šansų praktiškai nėra subraižyti. Galim paminėti sekantį privalumą. Senesniam modeliam rankeno lygį, o čia tekstūruota ir išgaubta, pritaikyta labiau patokesniam paėmimui. Jeigu kas liečia sportinę šaudymą. Klijuodavo seniau neslidžią tirkščią dangą, o čia jau pilnai yra padengta iki pat viršaus. Visa rankenos forma tekstūruota su karpeliais. Patogesnis laikymas ir paėmimas. Karpeliai, kad neslystų ir atsiremti nykščių. Nebereik nieko papildomai klijuoti. Būdavo, kad ir klijuojasi kita neslystančią dangą, o čia jau yra gamykliškai ir karpelis, ir tokia briaunelė. Vat ir kairė rankiai, ir dešinė rankiai. Dar vieną dalyką paminėsiu. Visiems šiems modeliukams visos vienodas dėtuvės, tiek 17 pilno dydžio, 45, o 19 truputį mažesnė. Bet talpa vis tiek didelė, 15 šovinių netgi dedas. Visas tink. Tik tais tos mažos neįdėsi į Kem 5 ir 17. Didelę įdėsi į 19, tik tiek, kad bus išlinkus. Jo yra rankena trumpesnė. Praplatinimai žymiai yra pritaikyti greitesniam pagavimui ir įstatymui. Jie yra visuose modeliuose ypač labai gerai sportiniam šaudime. Galim palyginti, koks buvo ir koks dabar. Dabar yra patobulintas, paaukštinta briaunelė, spynos fiksatoriaus apsauga, o senesniam truputį mažesnė ir labiau iškilęs fiksatorius. Agresyvaus paėmimo ir šaudimo metu neleis netyčia nuspausti ir užfiksuoti spyną. Gerai, dabar galim pakalbėti apie karpelius ant spynos. Paimsiu ir palyginsiu penktos generacijos karpelį ir palyginsim šeštos generacijos karpelį. Aštresnį karpelį, žymiai tvirtesnis ir mažiau šansų, kad praslys ar su prakaituota ranka, ar šlapia ranka. Žymiai geriau užsikabint. Kariškiai gal ten taip užtraukinėjai, vieni taip, kita taip, kita taip, kita taip. Prie kiekvieno ginklo ir kiekvieno modeliuko rasite šiuos priedus. 2 vienetai nugarėlės, kurios dedamas pritaikant pagal plaštakos dydį. Taip pat jos yra aštrios, išgaubtos ir stambus tokie dideli karpeliai. Tiks kiekvienai rankai pagal kiekvieno žmogaus plaštaką. Šeštos generacijos modeliams visiems yra plokštelės 3 vienetai tvirtinimui, optikas, kolimatoriaus. Gamintojas padarė patobulinimą, kad optika sėdėtų žymiai žemiau ir būtų patogiau. 17 pilno dydžio labiau pritaikytas šaulio tarnybai ar sportui dėl ilgesnės rankenos ir ilgesnio vamzdžio. Savigynai ir paslėptam nešiojimui labiau gal 19, mažesnis, jo rankena trumpesnė. O jeigu jūsų plaštaka didesnė, tada 45, nes rankena pilno dydžio. Vamzdis toks pat kaip ir 19. Privalumus visus išvardinau, laukiu tęsinio šaudykloje. Bolit, viskas vienoje vietoje.